Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Trečiadienio balandžio 27 dienos Jurbarko žiniose matysite. Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija aktuali praėjusiais metais automobilius pardavusiems asmenims. Viešoji biblioteka iš naujojo Jurbarko rajono garbės piliečio profesoriaus Wolfgango von Šteteno sulaukė dovanų. Ekologinių ūkių savininkai supažindinti su aktualiomis naujienomis ir pasikeitimais. Jurbarko krašto muziejaus lankytojai viliojami edukacinėmis programomis. Gerbiami uždarosios akcinės bendrovės Baltikum TV abonentai. Apgailestaujame, jog dėl magistralinio kabelio gedimo šių metų balandžio 22 dieną nuo 13 iki 22 valandos negalėjome teikti paslaugų kabelinės televizijos ir belaidžio tinklo abonentams. Atsižvelgdami į tai visiems savo abonentams, kurie iki šių metų gegužės 2 dienos kreipsis į klientų aptarnavimo skyrių esantį Jurbarke, Vytauto Didžiojo gatvėje 23, suteiksime vienkartinę abonentinio mokesčio nuolaidą už 1 dieną. Tai yra interneto ir televizijos bei papildomų paketų abonentiniai mokesčiai už balandžio mėnesį bus atitinkamai perskaičiuojami. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kuriais atvejais gyventojas pardavęs automobilį turi deklaruoti gautas pajamas. Mokesčių inspekcija iki gegužės 2 dienos pateikdamas užpildytą pajamų deklaraciją. Gyventojo gautos automobilio pardavimo pajamos apmokestinamos, jeigu automobilis parduotas neišlaikius 3 metų nuo jo įsigijimo datos. Pavyzdžiui, gyventojas įsigijo automobilį 2015 metais ir tais pačiais kalendoriniais metais šį automobilį pardavė. Kadangi nuo automobilio įsigijimo iki pardavimo datos nepraėjo 3 metai, nuo skirtumo gauto už automobilio pardavimą pajamų sumos ir parduoto automobilio įsigijimo kainos turi būti apskaičiuotas ir sumokėtas 15% pajamų mokestis. Tais atvejais, kai gyventojas įsigytą automobilį remontuoja ir neišlaikęs 3 metų jį parduoda brangiau nei pirko, patirtos automobilio remonto išlaidos nepriskiriamos automobilio įsigijimo kainai ir apmokestinamų pajamų nemažina. Jeigu gyventojas praėjusiais metais gavo pajamų už parduotą automobilį, kurio neišlaikė 3 metus nuosavybėje, jis privalo mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą pajamų deklaraciją ir sumokėti joje apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį iki gegužės 2 dienos. Tuo atveju, kai gyventojas praėjusiais metais pardavė automobilį, kurį buvo išlaikęs 3 metus, pajamų mokesčio mokėti nereikės, tačiau tokias pajamas taip pat privalu deklaruoti iki gegužės 2 dienos, jei jų suma per kalendorinius metus yra didesnė kaip 3000 eurų. Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, o specialisto konsultacija mokesčių klausimais teikiama skambinant telefonu 1882. Praėjusią savaitę šeštadienį, balandžio 23 dieną, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka sulaukė ypatingo svečio – Lietuvos garbės konsulo, Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno-Württembergo federalinėje žemėje, profesoriaus daktaro Wolfgango von Šteteno. Jo apsilankymas sutapo su tomis dienomis prasidėjusią nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Svečias domėjosi bibliotekoje įrengtomis patalpomis, jų paskirtimi bei panaudojimu. Bibliotekos vedėja Nijolė Masiulienė kartu su svečiu bei rajono meru Skirmantu Mockevičiumi apsilankė bibliotekos suaugusiųjų skyriuje bei skaitykloje, apžiūrėjo vaikų literatūros skyrių ir kompiuterinę salę bei kitas patalpas. Ypatingai svečią domino mūsų bibliotekos turimi vokiečių autorių kūriniai, tiek originalo kalba, tiek ir išverstų į lietuvių kalbą. Baronas profesorius Wolfgangas von Štetenas šį skyrių papildė savo atvežtomis vokiškomis knygomis, kurios turėtų sudominti tiek mažuosius skaitytojus, kuriems svečias padovanojo kūrybiniam vaikų ugdymui skirtų knygelių, tiek ir suaugusiuosius norinčius pagilinti savo vokiečių kalbos žinias, skaitant literatūrą originalo kalba.
Matydamas tokią didelę biblioteką esančią ne didmiestyje, o nedidelio rajono centre, profesorius džiaugėsi bei domėjosi mūsų šalyje vykdoma bibliotekų tinklo politika. Pasak jo, Vokietijoje tokio dydžio biblioteką galima rasti tik didesniuose miestuose turinčiuose po keliasdešimt tūkstančių gyventojų. Į mažesnius miestelius knygos yra parsivežamos iš ten arba skaitomos internetu. Po ekskursijos po biblioteką Jurbarko žinių pakalbintas profesorius atvirai reiškė susižavėjimą mūsų turima biblioteka bei patikino, jog tai pats gražiausias bibliotekos pastatas, kokį jam teko matyti. Zunächst muss ich sagen, das ist das schönste Gebäude, was ich bisher gesehen habe. Und eine der schönsten Bibliotheken, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Visų pirma, sako, tai norėčiau pasakyti, kad tai vienas gražiausių pastatų, kuriuos man teko matyti, ir tai tikrai pati gražiausia mano matyta biblioteka. Sie ist hell und luftig und lädt direkt zum Verweilen ein. Tai tikrai labai šviesu, labai erdvu ir kviečia užeiti. Beeindruckt bin ich auch von den Räumen mit den Computern, wo die Kinder und Erwachsene alles aus aller Welt holen können. Mane labai sužavėjo taip pat skyriai su daugybė kompiuterių, kur ir vaikai, ir suaugusieji gali užeiti ir naudotis jais. Vielleicht ganz wichtig für kleine Kinder, auch von armen Familien, die hier eine Heimat finden und selber sich suchen können. Manau, kad tai labai ypatingai svarbu vaikams, kurie yra kilę iš skurdesnių šeimų, kad jie gali ateiti ir pasijausti čia kaip namuose. Ich habe schon gesagt, die deutschen Mitarbeiter in unseren Bibliotheken würden sie beneiden um die Helligkeit, die Freundlichkeit, die Schönheit hier. Aš jau minėjau, kad mūsų vokiečių bibliotekininkai tikrai galėtų pavydėti tokių patalpų, tokio draugiškumo, tokios erdvės. Gratuliere der Direktorin. Tikrai turiu pasveikinti direktorę. Dass sie hier ihr Reich hat und hier schalten kann mit 25 Mitarbeitern. Kad jinai čia gali dirbti ir kad gali vadovauti 25 darbuotojų. O aš noriu padėkoti ponui profesoriui už atvežtas dovanas vokiečių kalba, kurios tikrai galės susipažinti su vokiečių kultūra, pažinti šalį. Šios viešnagės į Lietuvą ir Jurbarko kraštą metu profesorius dar aplankė Jurbarko samariečių draugiją bei Seredžiaus senelių namus, o šeštadienio popietę Jurbarko koncertų ir parodų salėje vykusio iškilmingo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu profesoriui Wolfgangui von Štetinui buvo suteiktas Jurbarko rajono garbės piliečio vardas. Prieš savaitę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono biure susirinkę mūsų rajono ekologinių ūkių savininkai susitiko su viešosios įstaigos Ekoagros tikrintojais Giedriumi Kudarausku, Tomu Kašinsku ir eksperte Inga Urbonavičiene. Pagrindinė susitikimo tema ir tikslas buvo aptarti ekologinio ūkininkavimo aktualijas, panagrinėti įvairias situacijas, su kuriomis susiduria ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, bei susipažinti su ekologinio žemės ūkio taisyklių pokyčiais ir galimų naujovėmis. Atstovaujame viešą įstaigą Ekoagros ir atvažiavome į susitikimą su rajono ūkininkais, pakonsultuoti ekologinio ūkininkavimo sertifikavimo klausimais, kad prieš deklaravimą, prieš sezono pradžią, kad kiltų mažiau klausimų, kad būtų lengviau susigaudyti situacijoje, ir kad, kaip sako, padėti savo pareiškėjams. 2015 metais Jurbarko rajone buvo sertifikuota 60 ekologinės gamybos ūkių. 20 iš jų yra mišrūs augalininkystės, gyvulininkystės bei 40 augalininkystės ūkių, tarpe kurių yra ir sodų bei uogynų. Kalbėdamas apie mūsų rajone įkurtus ekologinius ūkius, pašnekovas juos įvardino kaip stiprius, o jų šeimininkus kaip pareigingus ir sumanius ūkininkus. Jurbarko rajonas atrodo gana neblogai ir tiek skaičiaus atžvilgių, tiek ir pakankamai, kaip sako, apsišvietusių žmonių skaičiumi. Tikrai iš patirties galiu pasakyti, kaip teko ir tikrinti daugelį Lietuvos vietų, tai Jurbarko rajonas yra vienas iš tų, į kurį, kaip sako, visada yra malonu atvažiuoti pas ūkininkus. Nuo Kauno pusės važiuojant, kur Seredžius, Veliuona, Raudonė, tai tenai vyrauja atitinkamai, sakysim, sodininkystė, obelų sodai, Klausučiuose, sakysim, dauguma yra obelų sodų sertifikuoti, po to jau keičiasi, atsiranda ir augalininkystės. Auginami šitie ir žiemkenčiai, ankštinių mažiau augina, nes matyt galbūt dirvos netiek tinkamos, sakysim, sojos daug augina, bet vėlgi ta soja tai yra iš Agrar grupės auginama, buvo beveik 700 hektarų Jurbarko rajone.
ir yra gyvulininkystės ūkių. Pienininkų mažiau, dauguma yra mėsiniai ūkiai. Bet irgi augina daug veislinių gyvulių, kai kas, kaip sako, ir tos mišrūnus augina, bet šiaip pakankamai yra perspektyvūs tokie ūkiai. Susitikimo metu žemdirbiai domėjosi įseilių gyvulių ganimo kaiminystėje esančiuose neekologiniuose ūkiuose, pašarų ruošimo, patikrų, paramos dydžių bei ekologinių žurnalų pildymo ir kitais aktualiais klausimais. Nemaža dalis šių klausimų liko neatsakyta, nes ekologinio ūkių taisyklės dažnai keičiasi, kartais net ir po keletą kartų per metus. Todėl viešosios įstaigos Ekoagrus atstovai kviečia visus ūkininkus naujoves sekti jų internetinėme puslapyje arba konsultuotis su čia dirbančiais specialistais. www.ekoagrus.lt. Tenai patalpinama paskutinė naujausia informacija, žmonės dirba tais klausimais ir stengiasi kuo greičiau informuoti savo pareiškėjus apie pasikeitusią situaciją. Taip pat yra kontaktiniai telefonai, numeriai, kur irgi galite kreiptis bendruoju telefonu, jūs nukreips pas kompetentingą specialistą. Taipogi ūkininkai, kurie jau yra bendravę su savo tikrintojais, gali kreiptis irgi į savo tikrintojus tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu savo aktualiais klausimais ir, sakysim, su kiekvienu bus bendraujama, mandagiai atsakyta ir tikiuosi padės. Tie laikai, kai krašto muziejų būdavo einama tik pasižiūrėti istorinių eksponatų ar dokumentų, jau seniai praeityje. Sulig kiekvienais metais muziejai tampa vis patrauklesniais ir didesniais kultūros židiniais bei platesnėmis edukacinėmis erdvėmis, kuriuose organizuojamos įvairios parodos, koncertai ir kitokie užsiėmimai. Neišimtis ir Jurbarko krašto muziejus, savo lankytojus viliojantis naujomis edukacinėmis programomis, kurių metu į krašto istoriją pažvelgiama nauju aspektu, lankytojus paverčiant ne tik klausytojais ir žiūrovais, bet ir dalyviais. Vienos iš paskutinių tokių programų metu muziejaus svečiams yra pristatomas kadaise čia gyvenusių dvaro ponų gyvenimas. Tokio pobūdžio, tai jau mes turėjom antrą tokį užsiėmimą, jau gal 2 metai vedame edukaciją sename dvare. Tai suaugusiam daugiau skirta edukacija, panašaus principų edukacija yra svečiuose pas dvarų ponę, skirta mažesnio amžiaus moksleiviam, pradinukam, 5 klasių mokiniam. Tokio pobūdžio edukaciją sugalvojom tiesiog ekspromtu, galbūt kartu kolektyviškai, nes atsirado norinčių atvažiuoti iš Palangos ir didelis būrys žmonių. 3 amžiaus universitetų čia būtų studentai. Pasiskambino moteris iš Palangos, kuri pasiskaičius internete, kad mes turim tokią edukaciją, norėjo atvažiuoti. Mes be abejo norėjom priimti, tik tokiam kiekiu nebuvom dar parengę edukacijos. Tai draugiškai bendradarbiaujant ir su kitų kultūros įstaigų darbuotojomis mes ir padarėm tokią edukaciją. Praėjusios savaitės viduryje ši edukacinė programa buvo pristatyta Jurbarko krašto muziejuje viešėjusiai turistų grupė iš Palangos. Palangiškiai klausėsi to laikmečio poezijos ir muzikos bei mokėsi senovinių šokių. Edukacija buvo skirta, kaip sakė, vyresniems. Jeigu anksčiau mano kolegė vesdavo vis programas svečiuose pas dvaro ponę, buvo mažesniems vaikams, gal vyresniems ir tokiems suaugusiems net savo rajono dar neturėjome. Ir šita programa galbūt mums bus kaip reklama šiokia tokia, nes iš veidų, iš atsiliepimų matėme, kad jiems padarėme įspūdį su šita programa. Tik tai yra problemos, kurios vien mūsų kolektyvų jėgomis mes negalime pastoviai rodyti. Mes iš anksto turime tam pasiruošti, mes iš anksto turime žinoti ir dalyvių skaičių, suderinti ir šokėjus, ir muzikantus, ir atlikėjus kitus. Ir taip pat šitą programą norėtumėm padaryti tokią bendrą mūsų rajono veidą, pasitinkant ir pristatant mūsų miestą. Pašnekovės neslėpė, kad ruošintis šiai edukaciniai programai prireikė kur kas daugiau laiko nei paprastai. Joms reikėjo ne tik pasidomėti, kokia buvo būdinga tam laikmečiui muzika ar poezija, kokiais rūbais vilkėjo skirtingų luomų žmonės, bet ir sužinoti, ką ponai veikdavo laisvalaikiu ir netgi išmokti dėlioti pasijansą.
Tai iš tikrųjų, reikėjo laiko tam skirti tikrai, bet mes džiaugiamės. Tas pats muziejininko darbas, jisai tampa įdomesnis ir iš tikrųjų nėra nuobodus, kaip galbūt atrodo kitiems iš šonų. Mes tengiamės kitaip vesti ekskursijas tiem patiems suaugusiems, ne tik vaikam, kad muziejus išliktų jų atmintyje ir jie norėtų dar kartą ateiti. Iš kur išmoko dėliot pasijansą? Mokiausi ir iš močiučių, ir iš kaimynių, ir iš savo jaunystės bandžiau prisiminti. Na, čia toks paprastesnis jau, kurį galima pamokyti ir kitus, manau, dabar jau mokės visi. Pasak muziejininkių, su šia programa jurbarkiečiai iš arčiau galės susipažinti jau šį šeštadienį, balandžio 30 dieną vyksiančių Jurbarko verslo ir miesto dienų metu. Nuo 16 iki 17 valandos dvaro parke bus organizuojama teminė ekskursija Svečiuose pas dvaro ponę. Panašaus pobūdžio mes darysim balandžio 30 dieną, edukacija Sename dvare, paprastesnį galbūt variantą, nes nežinom nei kiek žmonių ateis, nes tai turės galimybę tokią nemokamai pasivaikščioti kartu su poniomis po parką ir ateiti į muziejų. Tai bent jau muziejų pamatyti, koks jis yra šiai dienai, jeigu jo nematė, tikrai turės 30 dieną. Ir galima dar mes padaryti patiems jurbarkiečiam nebūtinai visą tą programą, kuri buvo pagal scenarijų. Galbūt susidomės kažkas šokiu, gal kažkas susidomės muzika, gal kažkas susidomės siuvinėjimu, gal kažkas kitom pramogom dvare vykusiom ir po tokiom dalimis atskirsim, nes jurbarkiečiam lengviau yra ateiti vieną, į kitą, į trečią, o tokį bendrą visą padaryti iš karto visiems jurbarkiečiam, jau čia reiktų iš anksto žinot, planuot, tartis, derinti. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Balandžio 23 popietę apie 17 val. Kelyje iš Jurbarko į Kauną ties Rotuliais motociklininkas nuo kelio nubloškė automobilį. Abi transporto priemonės sudegė, o motociklo vairuotojas mirė. Dar vienas motociklininkas bandęs išvengti susidūrimo griuvo, tačiau pakilęs paliko savo transporto priemonę ir šaukęs ant trečio motociklo pabėgo. Plačiau apie visą tai skaitykite straipsnėje pavadintame "Motociklininkai sprugo, palikę mirštantį draugą". Kitoje publikacijoje pavadintoje "Gyvenimus pasmerkė išbandymui šalčiu" pasakojama apie per anksti išjungtą šildymą. Šiemet kaip niekad anksti baigtas šildymo sezonas į neviltį varo gyventojus. Šalta ne tik butuose, bet ir mokyklose, darželiuose bei gydymo įstaigose. Gal tik saulė gelbsti šių įstaigų vadovus, privalančius užtikrinti, kad patalpų temperatūra atitiktų bent jau žemutinę higienos normų nustatytą ribą. O Jurbarko rajono įstaigas šaldantis valdininkai vis dar svarsto, ar ne per ankstyvas buvo sprendimas užsukti radiatorius. Tačiau daugiau nieko ir nedaro, vildamiesi, kad visi tiesiog pakentės. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kartu su juo išleistame priede 3 kampai rašoma apie šiandien minimą Tarptautinę medicinos dieną, atjaunėjusią senąją Smalininkų ąžuolų alėją, kurioje praėjusią savaitę buvo pasodinta per 20 naujų medelių, bei Klausučių kultūros centre, parodoje Gamtos stichija eksponuojamos įvairiausius rankdarbius nuo margučių iki mandalų. Na, o paskutinė laikraščio puslapiai kaip visad skirti skelbimams, sportui bei kitoms šios savaitės naujienoms. Uždaroji akcinė bendrovė Baltikum TV draugė su kino klubu 8,5 dovanoja išskirtinę filmo "Lenktyniaujant su išnykimu" premjerą. Gegužės 24 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre bus rodomas nemokamas šio filmo seansas. Ar žinojote, kad per artimiausius 100 metų pasaulis gali netekti 50% gyvūnijos rūšių? Mes jau netekome 90% geopardų ir 97% tigrų populiacijos vos per pastarąjį šimtmetį. Šis dokumentinis filmas tai unikalus kino projektas, kuris atskleidžia tikrą realybę, su kuria susiduria visos mūsų planetos rūšys, esančios ties išnykimo riba. Filmas "Lenktyniaujant su išnykimu" atskleis, kokių veiksmų kiekvienas iš mūsų gali imtis, kad planetai taptų lengviau, o 10 gyvūnų ir augalų rūšių išliktų.
Tai novatoriškas dokumentinis filmas atverintis mūsų akis ir leidžiantis pamatyti, koks nuostabus mūsų pasaulis ir kiek daug mes dar turime nuveikti. Kviečiame visus jurbarkiečius gegužės 24 dieną 18 val. Į nemokamą šio filmo seansą. Kiekvieną atėjusį nustebinsime maloniomis dovanomis. Dėmesio, startas! Štai tokį startą UNICEF bėgimui už kiekvieną vaiką sostinėje pernai davė olimpinis čempionas Virgilijus Alekna. Iki šiol vykdavęs tik Vilniuje, šiais metais UNICEF bėgimas geradarius suburs ir Tauragėje. Birželio 1 dieną, 17 val. Jono Kalvano parke, Tauragėje, bėk už pasaulio vaikus. Bėgau. Už vaikučius. Aš bėgau už vaikučius. Patiko bėgti? Tiek. Taip? Tiek. Ar sunku buvo? Tiek. Jaukusiai bėgau. UNICEF bėgimas, skirtas pasaulio vaikams, per 5 metus jau subūrė daugiau nei 5000 šalies mažamečių. Per bėgimą surinktų aukų dėka išgelbėta tūkstančiai nuo bado, ligų ir skurdo kenčiančių vaikų. Tai, kad bėgimas už kiekvieną vaiką į 6 metus žengia ne tik sostinėje, bet ir Tauragėje, didelis džiaugsmas UNICEF, dar didesnis stokojantiems pasaulio mažyliams. UNICEF vaikų bėgimą globoja jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jau tradicija tapusiame UNICEF vaikų bėgime, kiekvienais metais per 1000 mažųjų bėgikų ne tik smagiai praleidžia laiką, susiranda naujų draugų, bet svarbiausia, gelbėja gyvybės skurdžiose pasaulio šalyse. Vaikai visi patenkinti, visi išeina su medaliais, daugelis iš jų pirmus medalius savo gyvenime gavo, taip kad bandysime juos ir į sportą įtraukti. Tauragiškiai, prisijunkite prie UNICEF bėgimo už kiekvieną vaiką ir jūs. Birželio 1 dieną 17 val. Jono Kalvano parke. Daugiau informacijos unicef.lt. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai sieki profesionalumo. Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti. Jis nepakeičiamas, kai ieškai informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.